Žmonės sakė, kad daug ponų šitoj karčiamoj sustoja pernakvot, daugiau Vilniaus bokštų nebeišvydo. Sumanė burtininkas nelabasis įvilioti mergelę ir tėvą į spąstus. Sudegino kariūnai karčiamą, vėjas pelenus ir plėsnis išnešiojo. Tik plėšikai vis tiek nenustylo. Baisų kerštą sumanė mergeliai ir jos tėvui. Meldė tėvas dukrą tuoj pat ištekėti, kad žentas galėtų juos ir namus apginti, bet mergeliai baisiai nesinorėjo tekėti. Visų piršlių jį atsikratė paskelbus, jog tekės tik už Žaliabarzdžio. Mes supratom, kad reikia ieškoti savo temos. Surasti savo temą ir savo stilių. Ir tas stilius mums principė buvo įdomus ne tiek vaikams, reiškia, mes pajutom, kad mes gal ir gerai sukūrėm tiem vaikams, bet patiem būtų maloniau dirbti žanrę, kuris vadinasi visai šeimai. Kad, reiškia, ir gal net daugiau vyresniam, nes tos temos legendinės, tai užsikabinau taip irgi netyčia, nes ir jaučiau, kad kažką reikia padaryti tokio, kaip Vilniui, kaip savo gimtajam miestui, kadangi esu Vilnietis, Vilniuje gimęs, norėjau padaryti kažką Vilniui. Ir mes užsikabinom už Aldonos Liobytės pasakos Vilniaus mergelė. Na ir pagalvom, kodėlgi ne, čia tokia ir siaubo visokių grožybių, ten ir Alibabos ir 40 plėšikų, ten kažkokie motyvai, ir Mėlynbarzdžio ir panašiai, kad animacija visai gal gražiai tai žiūrėsis. Po to nuo tos Vilniaus mergelės prasidėjo mintis, kodėlgi nesukūrus daugiau tų filmų, sakysime, apie legendinės Lietuvos moteris. Na ir kągi toliau? Toliau mes apie Neringą. Visai gražus filmas. Kaip ne filmas, o tema, filmas, tai nežinau kaip, bet tema labai graži. Apie Neringą, apie tą meilę Neringos. Kai mes darėm Žemaičių pramotę, tai visas filmas, visa kadruotė Algis buvo padaręs, jis buvo viską nuspalvinęs, aš tiesiog, kaip sakant, padėjau jam gyventi, gražiai viską tai atlikau. Nežinau, man tai iš visų mūsų tų filmų gal labiausiai Žemaičių pramotė, man artimiausias. Gal dėl to, kad apie Žemaitiją, apie Žemaičių prasidimą, kadangi pati esu Žemaitė. Mane kas užkabino dar, kad tai Žemaičių pramotėje įžvelgiau tokį dalyką, tą temą, kad Žemėje kažkada buvo tos civilizacijos, kurios išnyko. Nes ten pagrinde yra, už pagrindą paimta, toj mitologiniai legendų yra už pagrindą paimta Senojo testamento pasaka, pavadinkim taip, ne? Senojo testamento žydų pasaka apie pasaulio, reiškia, žlugimą ir prasidėjimą. Ir ten taip pat Žemaičių pramotė, jinai, reiškia, iš civilizacijos, kažkokios sunaikintos iš nuodėmės civilizacijos, jinai, reiškia, dievų užauginama ir jinai pradeda žemaičių gentį.
apskritai mes tokie trise esam neišskiriami. Tai yra Aurika, aš ir mūsų šuo Džiugas, mes visi trys sėdame į mašiną ir visur važiuojam, visur dalyvaujam įvairiuose renginiuose. O filmą kūrėm savo nedideliam bute. Ten pakanka tos įrangos ir technikos, kad tą filmą sukurti, nes animacinio kino žanras tasai kamerinio pobūdžio, kaip žinia, tai stalas su pašvietimu, kompiuteris, pieštukai ir svarbiausia rankos ir galvos ir karštos širdis ir entuziazmas. Animacinis filmas trumpametražinis Jūratė ir Kastytis, Maironio 150 metų jubiliejaus proga sukurtas. Ką dabar? Tokios elektroninės knygos principų bandėm kurti, bet daugiau norėjusi padaryti tokį filmuką animacinį. Šitą filmą kūrėm pusę metų. Pagrindinis tai idėjos autorius ir režisierius yra Algirdas Selenis ir galiu drąsiai pasakyti, kad be jo šito filmuko nebūtų. O po to jau ten kartu kūrėm komponuotas, animato aš pati dariau. Ir dviese sukūrėm tą filmą, nesamdant jokių žmonių, nes buvo ir lėšos mažos. Savo filmą sukūrėm tiesiog savo entuziazmo ir darbo dėka, atsidavimu. Turbūt pats Maironis mums padėjo šitą filmą sukurti, nes mes taip sėkmingai kažkaip tiesiog, uždegė mus kažkas iš aukščiau, darant tą filmą ir tiesiog vienu ypu padarėm. Animacinis kinas šiaip nesusilaukia pas mus kažkaip tokio dėmesio, gal dėl supratimo, mano galva dar supratimo dar truputėlį lyg trūksta. Ir kas keisčiausia, kad netgi profesionalų tarpe tai yra. Nes šiaip animacinis kinas mūsų gana jaunas yra, jau vien dėl to galima būtų jam daug atleisti, nes nežinau dabar, kaip mano paskaičiavimas, gal 25 metai gal daugiau šiek tiek. Kada Estų ir Latvijų, Rusijos animacija praeitais metais 100 metų atšventė, animacinis kinas pasaulio 120 irgi pernai. Ir iki šiol dar pas mus tokia nuomonė vyrauja, kad tai, ką mes vakar pamatėm, gerą amerikietišką filmą ar Europos vakarų gerą, tai mes taip ir darykim. O mano galva mes geriau įsiklausykim į save. Į savo vidų, mes gilę turim patirtį, gilų mentalinę tą sąmonę gilę. Į save įsiklausykim ir mes išgirsim dabartinio laikmečio tos dalykus ir pataikysim būtent į tai, ko dar galbūt kiti dar nepadarė, arba mes tuo pačiu darysim kartu su visais, ar galbūt net aplenksim vienu žingsniu kitus. O gal net ir daugiau aplenksim, jeigu darysim tai, kas mums artima.